Tai kas vyksta šiandien, pirmadienis, reikia suvežti visas mašinėlės po praeitos savaitės į pakrovimą. Tai Audi Q7, BMW X3, Pacifica atkeliavo į pakrovimą, toj viską sufilmuojus parodys, kaip ant žemės atrodo, praeisim, pažiūrėsim. Jeigu nesukrovė, tai dar turėtų būti ant žemės, toj praeisim, pažiūrėsim. Tai va, čia turim Audi, palauksim dabar, kol pakels mūsų X3 ir eisim, priduosim dokumentus. Tai galite matyti, kaip atsakingai darbuotojas padarys savo darbą, visom mašinom idealiai pasirūpina, nei vieno nubraukimo dažniausiai nebūna ir tai yra didžiulė patirtis, kaip bebūtų. Tai visada, kai siunčiat, rinkitės patikimas įmonės. Tai prie X3 stovim dabar, žodžiu, paskutinė mašina šiandien, pirmadienio vakaras, jau tuoj visi baigs darbą. Tai va šitas automobilis atkeliavo, klientas pats susirado, galėjot matyti praeitos savaitės YouTube'ai, kaip vyko šito automobilio pirkimas, kaip viskas atrodė, tai kaip dar atkeliavo automobilis į pakrovimą, tai viską sufotkinam, sufilmuojam, kad žmogus matytų, kaip automobilis iškeliavo į Lietuvą. Tai va čia galite matyti irgi mūsų klientų automobilis. Praeitos savaitės X5 už 5300. Irgi koks gražus automobilis, stovi, laukia pakrovimo. Dar vienas mūsų X5, tai šitas stovi biškį ilgiau, kadangi hybridas, laukiam tinkamo krovinio, šitas jau su komfortiniu viduj salonu ir 2X5 bus vienam konteineriui. Tai va, tai šitas vis dar nepakrautas. Šiandien pristatyta mūsų Q7 rudų salonų už $2500 ir lauks pakrovimo. Tai va tokia mašinėlė. Va tokioj karališkoj vietoj mūsų Pacifica praeitos savaitės irgi šią savaitę iškeliauja į Lietuvą. Tokia va mašinėlė ir dar kažkur yra mūsų dar viena Pacifica, dabar nematau, ir dar Volvo turėtų būti. Tai tos mašinos laukia eilės. Kaip visi žinot, buvo keblumų čia su krovimais, laivais ir taip toliau, vien dėl to, kad Iranas labai pamaišė kortas ir nieko šitoje vietoje mes tiesiog padaryti negalim. Tai galim tiesiog laukti ir tikėtis, kad viskas bus gerai. Išilgėja šiek tiek pakrovimas, bet kaip bebūtų, visi turim prisitaikyti vienaip ar kitaip. Tai va, labai svarbus dalykas tas, kad hibridinės arba elektrinės mašinos turi praeiti atskirą kažkokią patikrą, tiksliai nežinau kokią, bet turi būti užklausa, kuri užtrunka ten kelias dienas ar 14 dienų, ar muitinė galbūt išleidžia šitą elektromobilį, gal tikrina, gal kažkas, bet esmė, kadgi turim šiandien dvi hibridinės X5 ir vieną Volvo, kurie turėtų keliauti į vieną ir tą patį konteinerį ir visos trys mašinos stovi, laukia leidimo. Tai va, tai nuo balandžio 3, šiandien balandžio 6, tiesiog mašinos stovi ir nieks nekrauna, nes neduotas leidimas. Kas tuos leidimus dalina, nežinom, bet nusitęsia laikas. Tai va, tai ko gero, belieka tik laukti. Tai turim problemytę vėl, čia pražiam kokį 15 000 mylių ir padanga vėl nuėsta. Blogiau viskas atrodo, bet kažkaip gabalais eina, laiptuojas, tai labai negerai. Nežinau, čia nėra jokių reguliavimų, tai mes tiesiog keisim padangą kas 20 000 ir viskas, čia kitaip nebus. Realiai mums ko gero reikia keisti visą ašį jau, nes ta ašis čia niekas nesireguliuoja, kaip matot, viskas čia surūdyja, dar kažką stabdo, bet čia turim, irgi, padanga biškį geresnė, bet irgi jau valgo. Tai va, išlinkimas matomas, galit matyti, gal matosi kažkas, tai žodžiu, galinė šis irgi perlinkus per pusę, priekinė irgi perlinkus per pusę. 100 mašinų pervežėm jau su šitu traileriu, tai galimai reiks atsisveikinti ir pirkti kitą, kaip bebūtų. Tai darbas yra darbas, tai lūžta technika, padangos dyla. Matysim, kaip čia bus, o dabar mes ką padarysim, tai tiesiog pakeisim padangas vietom, kadangi priekinė visada labiau ėdasi, tai tiesiog sukeisim vietom, tada kol suvalgys galinę padangą, gale jau bus nauja, tada pakeisim vėl dvi. Kas yra įdomiausia, kad šitie posparniai, parnai čia ne posparniai, tiesiog pradeda trupėti, trupa, pusė visas suskilus, sudužus, nesuprantu, čia gal kai patraukia ką nors po ratu, tada susigadina, kažkaip nežinau. Galinis ratas išorė ėda, priekinis ratas vidų ėda. Tai realiai jos tiesiog vartyti pirmin atgal reikia iki pilno susivalgymo ir tada dėti kitus naujus. Nemažai mes čia ir mylių pravažiuojam, aišku, bet ką žinau, 20 000, man atrodo, pravažiuojam. Traileris yra 2017 metų, dabar turim 2026, tai traileriui beveik 10 metų, tai
vargo matęs. Yra čia tokios nuomos įmonės, kaip, nežinau, kokia Lietuvoje būtų, bet jie nuomoja techniką visokius trailerius ir nuomoja busiukus. Penske vadinasi. Nežinau, kada Amerikoje, jeigu esat buvę, tai Penske turi nuomai agregatų. Tai ką galit vairuoti čia, negalėsit vairuoti Lietuvoje su B kategorija. Tai vat. Antradienis, o dar nieko nenupirkom. Lėkim, pažiūrėsim SQ5 iškrito Premium Plus su peršokusia grandinė. Šalta, tai svarbiausias dalykas. Antras dalykas, tai saulė šviečia taip, tai nebežinai kaip rengtis, ar kepurė, ar striukė, ar šiltas striukė, ar šaltas striukė, tai oras šokinėja nuo +20 iki 0. Tai va, tai vieną dieną gali būti labai šilta, kitą dieną gali būti labai šalta. Tai žodžiu, tai va tokia situacija. Nu ką, atkeliavom prie SQ5 Premium komplektacijos. Žodžiu, va taip atrodo. Tokiam kieme, žodžiu, variklis gražiai sukasi, neužsikuria, bet ir nedirba, neužsikuria mašina. Tiesiog. Tai apžvalgą biškį vėliau padarysim, bet dabar va tokią mašiną, žodžiu, bandėm kurti, variklis suka ir neužsikuria. Tai meta būtent grandinės daviklio klaidą padėties ir nėra teisingo degimo ir mašina neužsikuria. Tai va tokią mašinėlę, pabandysime šią užsimesti ir aišku reikės traukti ant ralo, jau čia nieko kitaip nebebus. Yeah, better move out the way, 'cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. Mercedes E43. 2017 metų, 3 litrai biturbo variklis. Klientas pardavinėjo ten toliau SQ5, tai sako, gal nori Mersos, o kur temkė čia. Žodžiu, turim tokias lempos Mercedes-Benz. AMG priekis, distroniko nematau. Padangos labai geros, diskai, kas čia per kantelis dabar, čia tai turi būti. Arba labai didelis kantelis, arba labai seni stabdžiai. Padangos biški, matosi nuėstos, nuvalgytos. Atsitrenkta į plėštą. Nėra headzapo, nėra pritraukėjai. Taip atrodo visas purvinas, aišku. Padangos. Nu, galimai visas reiks pasikeisti, tada jeigu vieną keitį, tai čia tai mašinai jau geriausiai ir visas pasikeisti. Tai Burmeisterio aparatūra, tamsus salonas, tamsi medžio apdaila, šildomas vėdinamas sėdynės, automobilis 60 000 mylių nuvažiavęs, kūrėsi važiuoja, dar gali būti kažkokių problemėlių. Čia va panelė kaip atrodo, čia įspausta, juodas salonas, juodas lubas, nieks kažkur nesuplyšė labai smarkiai. Tai va toks va Mersas, dar ratai sakė pridėtų gal Formatic, tai 4 varomi. Tai va, 2017 metų šiam štuku nuvažiavęs biturbo, labai gražiai atrodo šiaip, tai tik nusiplauti, nusipoliruoti ir viskas. Žodžiu, pasikrovėm, matėt visą procedūrą, tai nesuprasi kaip rengtis į šiltą, tai šaltą, žodžiu, dar pardavėjas pasiūlė, ten toliau stovi Mercedes E43. Jeigu matysit nupirkimą, tai matysit ir apžiūrą po to šito automobilio. Jeigu pasiūlys gerą kainą, tai galėsim ir mes jį atvažiuoti nupirkti. O dabar turim 2018 metų SQ5, variklio gedimas, tai pilną apžiūrą padarysim aikštelį pavažiavę toliau. Mašina nesikuria, tai bandysim iš karto nugrūsti į pakrovimą. Tai automobilis turi variklio defektą, suka, bam, daro, bet neužsiveda. Tai reiškia arba per šokus grandinę, arba daviklį, arba kažkas. Variklis neužsirakinęs, 3 litrai FSI, tai jis eina į Makanus, į Q5 ir taip toliau, tai SQ5. Tai šiandien turim premium komplektacijos automobilis, jisai bus paprastesnis nei Prestižas, nu, bet taip jau būna, tiesiog žmonės perka arba labiau prikrautas, arba mažiau prikrautas, tai šį kartą turim ledus, turim pilką gilę perlo spalvą, turim gana geras Continental padangas, nauji, visiškai nauji gręžioti diskai, suportai, matot kokio dydžio. Tai va, paprasta pakaba ne orinė, nėra headzapo, yra automatiniai veidrodėliai, keilės funkcija. Tai automobilis labai sportiškas, visai kaip Makanas. Aišku, Makanas yra Makanas, bet šitas SQ5 irgi labai neatsilieka ir nuostabiai traukia automobilis. Aišku, kai variklis sukasi. Tai originalūs ratai,
kokie čia dydžiai mes šitos ratus turim šį kartą. R20. Tai gale irgi matot nauji stabdžių diskai visiškai uždėti ir S suportai. Automobilio nekūrensim, negadinsim, esmė, kad parsiduoda su variklio defektu, tai jau kaip yra, taip yra. Tai Bang & Olufsen aparatūra, kilimėlis turbūt įmestas gale bus ir čia turim jau labai malonios medžiagos sėdynės, tai šitos yra man asmeniškai daug malonesnės nei Diamond, dermantinas. Tai toliau turim, kaip įdomiai, va čia Alcantara, gale Alcantara, o čia visiškai kitokia medžiaga, kaip įdomiai. Žodžiu, juodos lubos. Va taip, gražiai atrodo. Salonas 10 iš 10. Grotelės išimtos, gražiai įdėtos, neturi energijos, nuvažiavęs apie 96 000 mylių. Tai va, šildomos sėdynės, pasikėtina, pasiminkština važiuoklė, viskas labai gražu. Vairas yra flat. Tai va toks automobilis, tai kiek teko važinėti, turėti tokį, tai nepakeičiamas automobilis, jeigu nori kažko tokio sportiškesnio, jeigu nenori Makano, o nori Audinės, tai verkė SQ5. Nu šitai mašinai traukos netrūksta, jau kiek lupiai, tiek ir eina mašina. Tai va, tai tokią mašinėlę šiandien nusipirko, sumokėjom už ją mes $8,000, prašė 9, bet nusidėrėjom 1000 ir turi pas mus jau antralą. Ir labai svarbus dalykas, kas atsitiko, tai šitą mašiną neturi taitlo. Balandžio 7 dieną. Žiūrėsim, kaip seksis, atiduodami pakrovimą ir tikėsimės, kad per kelias dienas gausim tą taitlą ir viskas bus gerai. Tai va, SQ5 iškeliauja į pakrovimą. Kas per dienėlę negaliu patikėti, žodžiu, kraunam čia tą SQ5 filmuoju ir greitai kolektyvas sako, lėkiam Q7, vėl bombinė Q7, už 4 štukas dabar, biškai arčiau nei praeitą kartą. Viskas, važiuosim Q7 imsim. Ir labai džiaugiuosi, kad pradėjo kristi vėl geri variantai, vėl galėsim jūs džiuginti nuostabiais pirkimais. Čia taip tik tarp kitko turim antradienį, pristatėm SQ5, dabar kol dar turim šiek tiek laiko ir niekur nevažiuojam, reikia susitvarkyti mašiną. Mašinai labai svarbu pasidaryti tai, kad būtų patogu. Tai reiškia, jeigu negali nusipirkti, pasidaryk pats. Žodžiu, mano Audi neturi vedinamų sėdinių. Va čia turėtų būti skylutės. Nėra skylučių, čia badyk kiek nori, vis tiek, va kokia gera oda, net prabės neina. Žodžiu, bet nieks nesivedina. Ir turim donorą. Va čia jau turim skylutės ir turim mes gale ventiliatorių. Žodžiu, išardysiu, parodysiu. Tai ką mes darysim? Išlupsim apačią, perdėsim apačią ir ant prikurkės pasidarysim vedinamą sėdynę. Kasgi nenori turėti vedinamos sėdynės? Jeigu nėra, tai reikia pasidaryti. Tai va, tai pastebėkit, kaip mums sekasi čia krapštyti viską ir pažiūrėsim, ar viskas gavosi. Ne pats lengviausias darbelis, aišku, bet viskas žingsnėlis po žingsnėlio ir pažiūrėsim, jeigu kartais nieko nepavyktų padaryti, tada mes ir išmėsim iš šiukšlių dėžę, bet tik bandant gali išsiaiškinti. Tai va, tai bandysim sukeisti apačias. Šitą sėdynę yra iš Prestige klasės, iš S-Line, kadangi Premium neturėjo vedinamų, tai šitą turės. Tai ką mes šiandien turim, biškį kamera apaugo nuo šukšlom. Žodžiu, važiuoju, sakau, reikia stoti parodyti, tai aš esu prie išdžiūvusios upės. Realiai šitą upę būna patvinsta, matosi, va čia va, žmonės važinėja dar ir čia bėga, bet bėga tik tada, kai lietaus daugiau. O dabar va tokios vietos, jau kokį, nežinau, 20 tokių vietų pravažiavau, kai kur dar vandens yra, bet jau čia jau daugumoje vietų nebėra. O mes ką, šiandien lėkiam paimti, tu velnis, baigė iš vis išplyšti. Čia jaučia, kad jau greitai nebebus šis, nebesilaikys čia niekas. Tai mes šiandien lėkiam į Mizūrį, o Mizūrį mes imsim Audiuchą, žodžiu, ir vėl Q7, ir vėl pigi, už 4 štukas, ir vėl klientas atsiuntė. Ačiū jum
kad jūs žiūrit, kad jūs mokotės, kad jūs ieškot patys, tai mums belieka jums tik padėti nuvažiuoti nupirkti. Tai reiškia, mes galim skirti daugiau laiko važiavimui, pirkimui, o jūs daugiau savo laiko skirkit ne rilsiukam Instagrame, o ieškokit savo svajonių mašinas. Tai žodžiu, o sustojimų irgi turėtų būti ne vienas, tai aš kažkaip Mizūrį kitaip įsivaizdavau. Nu, bet aš galvoju, kad čia vien lygumas ir nieks neįdomu, arba vien kalnai. O čia važiuoja ir tokių ir keliukų, ir upių, ir kalnų, ir akmenų visokių, žodžiu, ir visokio įdomaus dalyko. Tai va taip, paliekam šitą upę tuščią toliau, o mes važiuojam toliau. Žiauriai tylų miške. Aišku, vieną kitą mašiną pravažiuoja, bet labai gražus miškas, naujas kelias, nudegusius medžius, išvalytą kalną ten toliau ir smarvę dūmų. Tai žodžiu, visur čia ta pieva kūrena sena, tai žodžiu, kažkodėl jiems arba čia tai yra leidžiama, arba neleidžiama, nežinau, bet labai daug kur dega žolė, kažkur sustosiu pafilmuosiu. Tai aišku, lengviau sudeginti, kad vėl žalia atsigautų, bet yra kaip yra. Kaip ir minėjau, Mizūrį kažkaip kitaip įsivaizdavau iš tikrųjų, tai dabar sustau kažkur laukuose. Maistas baigėsi, o dar tik 6:20 vakaro. Nu, ne koks kaltas iš manęs būtų, bet mes toliau turim karvių, turim pieno. Jeigu jos melžiama, tai žodžiu, vat, tokiam vaizde. Dar biškį pabūsim ir važiuosim bandyti kažkur susirasti pernakvoti, nes moteris sako, nevažiuok šiandien, atvažiuok rytoj, o aš sakau, aš nenoriu rytoj, noriu šiandien. Nu, jokia moteris negali vadovauti vyrui, ką reikia daryti, ne? Tai juokauju, žinoma. Tai visgi nenusišypsojo sėkmė, neleido moteriškę pasikrauti, visgi moteriškės buvo paskutinis noras atvažiuoti ryte. Gal iš tikrųjų išvyks, o gal bijo susitikti su vyrais naktį. Žodžiu, esam priversti nuomotis viešbutį čia šitam kaime. Dar mažą viltį turėjau parvažiuoti šiandien namo, kadangi čia jau buvom atvykę 17 valandą, dabar jau yra 8 vakaro, tai jau viskas pradelsta, čia toli nebenuvažiuosiu. Pusė kelio, kas buvo pravažiuota dabar per laukus, kaip matėt, tai ten tik tai krūmė miegoti, ten tiesiog nėra kur miegoti, nėra civilizacija su karvėm, nebent ant šieno. Tai va, tokia situacija, žodžiu, einam, pailsėsim, keliamės į kitą dieną ir kitą dieną jau matysit, tikiuosi, kad matysit Audi pakrovimą, jeigu ta moteriškė mūsų neapgavo. Ryto sulaukta, važiuosim Audelės. Vakar laukais kaip joviau, galvojau, kad viskas reiks kaip tikram keliautojui miegoti mašinoj, nes labai prasta situacija buvo, ten kažkokios skylės buvo pakeliui, ten tokios, kur žudo žmonės, bet visgi atvažiavus į vietą paaiškėjo, kad visai nemažas miestelis. Žodžiu, pasikrausim Audi, moteris jau parašė, kad galim atvažiuoti ir važiuosim paimti mašinas ir pabandysiu pafilmuoti, kaip sekėsi privažiuoti, ar krovimas matysis ar ne, neprižadu, bet visada privažiavimas pridedamas. Good morning. How are you? Good, you? Thank you for waiting. Good. You're welcome. Hi. So your car is broken and you just stopped driving, or you was Yeah, like? well, I was looking into getting a bigger vehicle because we have 3 kids that are getting big, Okay. and so like the back seat was getting small. So we were actually looking into getting another vehicle, and then this one stopped working. I'm like, well, perfect timing. Yeah. So we just put it to the side and then bought the other vehicle. With this one just been sitting here. Okay, understand. Super greitas dealas. Užtrukom, kiek čia? 10 minučių.
Nu, šitoj mašinoje trūksta tik tai orinės pakabos ir trūksta Night Vision, daugiau viskas yra. Apžiūrą pamatysit vėliau, o dabar pasikrovimas. Iš pirmo vaizdo Audi labai gražiai atrodo, turi R2 ratus, turi Distroniką, aišku, viską apžvelgsim, toliau pasižiūrėsime, dabar veterinarą pirštinės užsidėsim ir kipsime į darbus. Ir turėsim iš karto apžvalgėlę. Va tokią Audi Q7. Viena iš pilnesnių komplektacijų, prestižas. Žodžiu, dabar turim šitą automobilį su R2 ratais. Tai pradėkim nuo pradžių vėlgi. Distronikas, tada čia matot kamerą 3 ledai. R2 ratai. Tai yra durų pritraukėjai. Perlas, pilkas, juodas salonas, Bose aparatūra. Tai čia apie kiekvieną mašiną, jeigu norit pamatyti daugiau, kiekvieną klipą matysit. Tai padangos 2-3 sezonam vasarą, tikrai neilgiau. Galas, vėlgi turim aprūkusius duslintuvus. Jau byloja, kad prikepė žiedai ir reikės tiesiog pilnos variklio restauracijos, užuolaidėlės. 7 vietos, automobilis neturi kažkokių labai didelių sugadinimų, šitas pasikeičia. Prie kėbulo labai sunku kažkur prisikabinti, kadangi žmonės gyveno name, tai dažniausiai problemos ir nebūna su nubraižymais. Čia vienas, čia vos įlenkta. Ir standartiška komplektacija, kas priklauso beveik pilnai Prestige klasės audiniai. Tai Bose aparatūra, ambient apšvietimas, nėra masažuojančių sėdynių, kaip žinot, čia mygtukas būna. Tada turim ventiliuojamas sėdynės, šildomas Distroniką, šildomą vairą, 124 000 mylių, 4 zonų klima, juodas labai gražus salonas, niekas nesuplyšė, niekas nesugriuvė, šviesios lubos. Aišku, mašina biški purvina, matos buvo rūkyta, bet nesmirda. Tai va tokia Audelė iškeliauja į pakrovimą. Mes čia atvykom į Missouri, West Plains miestelį ir vakar kaip ir nepavyko pasikrauti, bet labai sklandus pirkimas buvo šiandien. Galime dėl to tik pasidžiaugti ir važiuojam toliau. Pavyko labai gerą spotą rasti, nufilmuoti mašiną, įkelsim kliento apžiūrą į Facebooką, Instagramą, kaip visada, jeigu norit ateit pažiūrėti daugiau, kiek ko nupirkom, kokiom kainom išėjo, tai viską galite rasti pas mus Instagram ir Facebook'e. Pridedu čia, tai o dabar turim ką? Turim 3 realiai tankus, šitas veža, šitas pridengia, o šitas iškeliauja klientui. Tai va dar ką turim iš tikrųjų naujoviškai, tai nežinau ar matosi, bet labai gražų holografinių 1000 ratų lipduką. Tai kiekvienas gausit automobilį, tinkamai pažymėta, kad visi matytų žmonės, kas yra patikimas partneris Amerikoje ir gal vieną dieną ir tanką gausit, o gal ir negausit. Tai va tokia Audi nušikta paukščių išvažiuoja į Lietuvą. Nesiplėsim šį kartą labai apie šitą Q7, kadangi dažniausiai kiekvieną savaitę vis tiek papuola bent vieną Q7 mūsų pirkime pardavime, tai kai bus kažkoks įdomesnis modelis, pavyzdžiui, labai gera kaina, ar labai toli važiuosim kažkur įdomiai, tada vėl dalinsimės, vėl pasakosim. O dabar kiekvieną tą mašiną taip pat atrodo, tą patį turi. Čia gal labiau kaip sekasi nupirkti, kaip nuvažiuoti ir jeigu kažkas įdomaus ir matom, kad reikia, tikrai pasidalins. O jeigu norit pažiūrėti jau apie šitą pilną apžvalgą, pažiūrėkit mūsų praeitus video ir tikrai rasit, kuom geraigi turėti tą Q7. O dabar lekiam į pakrovimą, gal dar šiandien spėsim nusikrauti, jeigu ne šiandien, tai jau rytoj. Kaip aišku, klientai nesnaudžia, mes nesnaudžiam, žodžiu, mūsų komanda dar nespėjom grįžti su Q7, o jau radom kitą skelbimą, jau mašiną nupirkom ir jau pardavėm. Q5 važiuojam priekį nurinktų, žodžiu, tik spėjo pasidalinti, iš karto čiupom ir pardavėm. Tai reiškia 2-1, mes laimim prieš klientus pagal ieškojimą kol kas, tai per šią savaitę jau 2 mašinas mes nupirkom ir pasiūlėm, o klientai kol kas dar tik 1. Šiandien turim plus 25, labai malonus oras kieme, taip viena tik bėda aplankė mane, tai biški Audi aplopai kažkur ir kiti galai pabyra, išsiskečia jau. Tai nebeturi kondicionieriaus, tai visą dieną važiuoju be kondiškės, karšta ir
belieka tik vandeniuką gerti. Tai tokia situacija, žodžiu, stebėkit toliau, parodysiu, kaip nusimėsim automobilį į saugomą aikštelę ir lėksim tada Q5 pakrauti. Nu ką, vėl mes gūdė, žodžiu, ir vėl negerai, nes negerai, žodžiu, taip gaunasi, kad į tamsybės, į džiunglės vėl atvažiavam ir nepatinka man čia, nepatinka. Yeah, I make decisions to glow. Ridiculous flow, potential to glow. You know, I just do that. Consolidate my regions, line it up, put them together. Anyone that ever let me down, forget them forever. My memory's bad. Remember me, though? My memory's gone. My memory, it limits me home. Prie tos šūdo krūvos, nežinau kaip kitaip išsireikšti, žodžiu. Ir vėl papuoliau ant skemo, mėgsas apgavo, žodžiu, sako, mašina gerai, pradėjau tikrinti, žiūrėti, variklis sukasi, viskas sukasi, apačia visa suskaldyta, sudaužyta. Tai kas tada gaunasi, jeigu sudaužyta apačia, visas tepalas išbėgęs. Nu tai gaunasi, jeigu variklio apačia netvarkama, reikia bloko perrinkti, mokėti pinigus ir taip toliau. Tai negana to, bandė aptrolinti su dokumentu. Žodžiu, dokumentas blogas, jau kaip ir padaviau pinigus, o po to sako, atsiūs man patvirtinimą, kad tu man tą mašiną pardavai. Sako, ne, aš čia nieko nesiūsiu, nieko nedarysiu. Sakau, tai gerai, duok pinigus atgal, važiuojam namo. Sakau, susitvarkyk dokumentus ir tada mes galėsim atvažiuoti iš tą mašiną nupirkti. Tai dabar gaunasi taip, kad jisai baisiai supyko, matęs tą mašiną norėjo labai greitai prastumti. Norėjo užbaigti dylą ir gavosi taip, kad dokumentas užpildytas ir mes negalim jo pirkti, nes realiai reikia apeidinėti visokius ten dalykus ir taip toliau. Sakau, ant galo jau apsidžiaugiau, kad jisai geranoriškai atiduos pinigus, tai ir tada sakau, susitvarkyk dokumentą ir tada galėsiu aš tą mašiną iš tavęs nupirkti. Tai čia bus rytoj. Nuvažiuoja, sako, tu nuvažiuok pats, tai sako, tu mašiną parduodi, tai sako, tu ir sutvarkyk dokumentą. Dabar gaunasi taip, kad jisai papyko, tipo, parduosiu tą, padarysiu aną, nu tai aišku, žmogus neprastumė savo to mėšlo gabalo, pavadinkim, nes negražu įkišinėti sugedusią mašiną, meluoti, kad tas ar anas ir vėl eilinį kartą triochinimasis kažkoks vyksta. Tai žiauriai nervuoja, mašina už labai mažą sumą, bet tai tiek, žodžiu, labai nuliūdino, tai nieko aišku aš padaryti šitoje vietoje negaliu. Norėjau ir nupirkti ir po to susnervau, kad nebegaliu nupirkti. Žodžiu, gaunasi taip, kad jeigu jis gaus taitlą, bandysim klientom pasiūlyti dar kartą, bet kol kas mes tiesiog negalim imti už tiek taip, kaip yra, toks koks yra dokumentas ir už tiek pinigų, kiek prašo. Kas vyksta šiandien? O šiandien mes turim penktadienį ir jau 11:15 minučių. Tai nuo pačio ryto pavyko nusikrauti Q7. Atvažiavus į pakrovimą, iš karto sako tiesiai į konteinerį. Tai kas gali būti geriau, gražiau išgirsta mums, nei važiuokit tiesiai į konteinerį. Tai šiandien ryte gavosi labai įdomi situacija. Klientai 2 atsiuntė tą pačią mašiną, Volvo XC90 už $2,500. Šitoj vietoj nebėra jau ką galvoti, jau viskas. Pamatėt, inscription reiškia, jos jau, ta prasme, jos šiaip eina po 6, 7, 8 tūkstančius, visai įvairiai. Bet jeigu jau iškrito už $2,500, tai čia jau nebegalvokit. Čia tiesiog, jeigu jau jūs ieškot, investuojat laiką, tai jūs supraskit, kad pigiau jau nebebus. Tiesiog jau tikrai prasifiltravot, matėt, kad visokių tų sumų yra ir iš karto rašykit, kad noriu pirkti šitą mašiną. Viskas, perku šitą mašiną. O mes tada jau pastatom jūs į pirmą vietą, viskas. Nieks nebesikeičia. Ir šiandien gavosi, kad 2 klientai. Vienas gavosi greitesnis už kitą, kadangi be susirašinėjant, vienas tiesiog sako, viskas, imu šitą mašiną. O kitas sako, tai aš dar pagalvosiu, tai dar atsiųsk tą, dar atsiųsk aną ir mes tiesiog fiziškai neturim galimybės laukti. Jeigu jau klientas perka mašiną, tai perka. Aišku, dabar sakysit, kad tai kur eilės numeriukai. Tai va šitoj situacijai gavosi taip, kad mes nuo pačio ryto per skubėjimą, kad greičiau, kad tą mašiną mes nupirktume. Gavosi taip, kad ir važiuota vienu metu, ir dirbta, ir susirašinėta, ir tiesiog taip gavosi netyčia. Netyčia nespėjom išmušti to biletėlio, kad jau jūs pirmas, o gavosi labai įdomi situacija, kad vienu metu rašė 2 žmonės, tiesiog vienas parašė, kad
atrašinėjo greičiau parašė, kad noriu, nekylo ekstra kažkokių klausimų, kaip, nežinau, tai kas blogai mašinai. Nu tai jeigu jinai jau kainuoja 2,5 tūkstančio, nu ją jau išmetė kažkas. Jau kažkas ją išmetė, nori greičiau, kad pasimtum tą mašiną nuo to takelio, kad galėtum kitą mašiną pastatyti, greičiau pasimkit tą mašiną iš kiemo. Nu nebėra jau ten ko klausinėti, viskas. Dokumentai, vynas, taip toliau, kaina, jų kainos mes nebesiderim tokioje vietoje, nes tai yra kaina, kur jau Lietuvos muitiniai ir taip sunku patikėti tokiom kainom. Tai mes iš dalies ir nedrąsiai perkam tas mašinas, nes žinom, kad daug mašinų būna užstringa muitinį vien dėl to, kad mums po to reikia įrodinėti, kad mes nupirkom tą mašiną iš tikrųjų, kaip nupirkom ir taip toliau. Tai šitoj situacijai tiesiog mes, kai mažos sumos, mes nebesiderim, mes tiesiog važiuojam, siūlom, perkam, parduodam. Žodžiu, atvažiuoju ir biški teko priešikti batą. Žiūriu, mašina vidury pastatyta, policija šalia stovi, galvoju, tai kas čia dabar bus, kas čia prisidirbau. Policininkas mašiną pardavinėja, einam krauti. Volvo ant žemės turim, žodžiu, va tokia nuvažiavus 215 tūkstančių mylių, jeigu neklystu. Jinai turi inscription apdailą, turi 300 kameras, turi pabalnotus ratus, padangos dar labai geros, 2-3 sezonam. Tai nėra Wilkinsonų, nėra pritraukėjų, gale irgi labai geros padangos. Tai 6, nėra šito gale valytuvo. 7 vietų automobilis, čia parūkė, čia šiek tiek. Automobilis kainavo $2500. Yra užuolaidėlės, sėdynės šiek tiek patepliotos, bet čia turėtų viskas nusivalyti. Juodos lubos, čia patrinta šiek tiek. Tokios va sėdynės, viskas va taip atrodo. Mašina pabuzuota, bet va čia va matosi išlaužta. Popkornai eina iš duslintuvo. Nu jo, su turbina problema. Tai ne variklis, bet turbina leidžia keistus garsus. Tai matysim, kas čia toliau. Tai automobilis turi ventiliuojamas sėdynės. Labai keisti garsai, einam paklausysim, kas čia darosi. Variklis leidžia labai keistus garsus. Neaišku, kas čia blogai, mes čia tiesiog nebekurenkim jos. Gal dar tą patį variklį išsigelbės žmogus, o gal jau ir nebe. Tokios Volvo, kad būtų dar marketplace, mes nesam matę. Tai jeigu matot tokią mašiną ir matot pigią sumą, tai nebūtinai skemas, gali būti ir labai geras variantas. Tai va, kraunamės prie bažnyčios, pardavė policininkas. Nesvarbu, kas pardavė, bet esmė, kad pardavė, manau, kad atitinkamos sumos automobilis su atitinkamais defektais. Tai jeigu ir jums įdomu, ateikit pas mus į profilį, čia pamatysit viršai pridedam pavadinimus, o šitą Audi viską veža ir tuoj užkrausim tą Volveką ir lėksim namų čia. Pakirtom dar vieną dalyką, nežinau, kas čia per lėktuvas, bet vat Amerikoje važiuoja ir tai primėtyta tiesiog transporto priemonių. Pavadinkim, tai transporto priemonė kažkada buvo. Tai va toks lėktuvėlis ant žemės, pakirsta Volvekas vienas už $2,5 tūkstančio, $2,500 už inscription. O Jėzus Marija, žodžiu, va tokia situacija, o mes lėkiam toliau. Lėkiam, nuvešim Volvo į aikštelę, rytoj turim jau suplanuotą važiavimą, dabar turim penktadienį 15:43, dar iki namų valandėlė liko, nusimetam šitą mašiną ir varysim mes rytoj į Detroitą, Detroite pasiemam S5. Turim šiandien nuostabų rytą, žodžiu, ir šiandien Audi bus atlikta procedūra, o procedūra vadinasi, užpildyti reikia AC kondicionieriaus skysčio. Toj aš jums parodys, kaip viskas atrodo Amerikoje, svajonių šalyje ir kaip gali susitvarkyti kondicionierių pats. Nu koks susitvarkyti, čia nesusitvarkymas, čia yra tiesiog užpildyti kondicionierių. Tai tu tiesiog nueini parduotuvę, nusiperki R134A skysčio, va tokį bonkelą už $11 ir 12. Šitai Audi reikės 3. Kiek laikys? Nu, aš tikiuosi, kad bent 3 mėnesius užteks.
Kur išeina, reiktų ieškoti. Mes neturim tam laiko, tai mes tiesiog įvarysim Super Seal, jeigu duos naudos ir nieko mes čia neprižaisim daugiau. Pasiėm tokią pompelę, čia jeigu kada keliausit ir jeigu labai reiks kondicionieriaus, tai tiesiog, jeigu netyčia Amerikoje būsit, bet kokioj detalių parduotuvėj įsistojat, tokią paprašot kažko panašaus ir viskas. Paplakam ir pajungiat ant to kondicionieriaus žarną eina nuo pečiuko iki jūsų kompresoriaus ir tiesiog užjungiat ir supilat viską į tą sistemą. Aišku, ne visas angas užsijungia, yra dvi, viena plonesnė, kita storesnė, tai dažniausiai plonesnė išeina. Yra skalė ir tiesiog papurtant suleidžiat į vidų. Nieko prašmatnaus, bet bent jau koks 3 mėnesius gal turėsim kondicionierių. O ką mes šiandien darom, tai mes šiandien lekiam paimti S5. Sedanai nėra mūsų arkliukas, bet mes galim. Vakar iškrito, pasidalinom, turim vieną klientą, kuris perka ir turim dar keletą klientų, kurie nori pirkti, tai pirmą važiuojam. Pažiūrėsim, kas ten darosi ir pafilmuosim iš vietos. Parduoda ne kokiam rajone gyvenantys žmonės. Nelabai patinka man ten iš jų pirkti tokių, bet važiuojam, pažiūrėsim. Nesuspėjame pavalgyti pusryčių namučiuose, lieka nuostabusis Starbucksas. O taip atrodo, tokia va. Dar iš palauksim kol atės. Žodžiu. Atvykta prie mašinėlės. Žodžiu, mašinėlė yra mirus. Tuoj parodys kodėl. Žodžiu, nesvarbu, va čia va aplinkoje tokioj krausim, Mičigane, kažkur Detroite, kažkokioj skiliai, nežinau, čia kažkam tai čia labai daug ploto darbuotis, bet va, dėl ko atvažiavam. Automobilis vis dar su vokišku numeriu, aišku, tuoj ateis nusilups. Žmogus mašina, gavus kažkada į galą, nelengvai, nudažyta, nieks nieko neuždengia ir apsitaškė čia visokiais, žodžiu, lakais. Tai neslidu, yra neslidu, nežinau, gal nupoliravus ir okei būtų, bet čia reikia jau klausti profesionalų. Tai žodžiu, automobilis turi LED žibintus, turi Prestige, turi 300 kameras, turi lipą apačioj, ne karboninė, paprasta. Ratai ZR20, ZR20, kantelis yra ant stabdžių, bet nelabai didelį. Heads-upas, galimai saurinė važiuoklė ir jin nukritus, galimai. Veidrodėlis atsilupęs. Tada vėlgi, čia visur neslidu, čia slidu, čia nebeslidu. Juntamas toks juodas rankenėlis, galimai yra pritraukėjai, pasižiūrėsim dar, bet dabar nėra, o gal ir nėra. Tai va, viršui, apačioj visokių tokių palankstimų, ratai buvo uždėti per dideli, visos arkos paliestos, viską reiks persidažyti. Čia va man įdomiausia, kas čia vyksta. Tai čia kažkaip kažką sugadina, nežinau kiek pakyla bagažinė, bet tikiuosi, kad pakyla su visu šitu, nes jeigu nepakyla, čia reikia tvarkyti. Galas buvo liestas, čia atsitrenkta kažkur nesmarkiai, tarpai nesaina. Dangti arba pasikeisti arba kitą. Gale lyg difuzorius buvo, nebėra. Lyg ir matėm, kad turėjo būti, nesvarbu. Parktronikas vienas įkritęs, ko gero. Čia neatsidaro, energijos nėra. Čia paprasta plasmasė, ne karbonas. Tai buferį dažyti, galinį dangtį dažyti, realiai visą mašiną vos nereikia persidažyti. Čia neslidu, čia nesueina, čia iš kur ratai, kai vėlgi buvo per dideli, jie tiesiog palėtė. Čia buvo uždėti kokie ar 2-4 ratai, nežinau. Priekis paliestas čia irgi, čia tarpeliai, lempos nesudūžė, grotelės reiks pasikeisti, irgi negražios. Taip, toliau žiūrim, viduj tamsus odos elementai su raudonais siūlais. Bang Olufsen aparatūrą ir turim raudonas sėdynės. Aišku, sakysim, baisi tą, bet kažko audinė turi išsiskirti iš visų kitų. Tai raudonos vyšniavos, čia labiau ne raudonas, purvinas labai sėdynės. Tai jos yra tik šildomos, jos nėra vėdinamos, yra klima, 5 vietos, žodžiai galą dar nueisim, pasižiūrėsim, juodos lubos, panorama, gale alkantaros yra šiek tiek, sėdynės nėra suplyšę, bet deformavęs, tai čia arba kažkaip sutvarkyti, arba išsivalyti ir nekreipdėmės. Tai ant durų
Alcantara, o lubos nėra Alcantara. Tai žiūrint į patį automobilį, tai tikrai aš manau, kad vertas tų pinigų, kadangi nėra nurašymo to automobilio, nėra labai didelio daužimo šitai mašinai, tai vadinkim, kad dar apsimoka, bet už tokius pinigus. Bet jeigu būtų daugiau, tai tikrai neapsimokėtų. Tai šitą automobilį mes nupirkom $5400. Toliau matysit, kaip automobilį pasikraunam, kadangi jisai nevažiuoja, neaišku ar variklis ar starteris kažkas, tai jau čia išsiaiškinsit jūs patys. Žodžiu, dar trumpas updeitukas, prispirkau vandens, sakau, visiems reikia gerti vandenį. Prispirkau stiklinių butelių, užsakiau 2 tokias dėžės, tai dabar jis jau 2 savaitę, kiek čia mane kankina. O taip, aišku, prikišt galim kažko į vidų, bet kita bėda, kad atsukė aliuminį dangtelį ir rankas įsivarai. Nu žodžiu, va, tokia romantika geriant iš stiklinių butelių, sveikiau. Visur kitur atsiema. Tai va, tai stikliniai buteliai. Tai ką, šios savaitės vidosiką užbaigsim turbūt, kad mašinoj, nes paskutinę mašiną nusimetėm pakrovime, šeštadieniais nenukrovinėjom, bet taip jau nutiko, kad šiandien pavyko nusikrauti, šiaip ne taip, tai S5 pristatyta. Tai ką nupirkom šią savaitę? Tai nupirkom SQ5 do 18 metų už $8,000, Audi Q7 už $4,000, Volvo XC90 už $2,500 ir nupirkom šiandien S5 nevažiuojančią už $5,400. Tai šitie automobiliai pas mus šią savaitę visi iškeliavo į pakrovimą. Volvo ir SQ5 vis dar laukia titlo, nėra, lauksim, bus. Ir viskas, o mes šią savaitę uždarom su 4 automobiliais ir iškeliaujam atostogų. Tai šitą video, kai matysit, jau atostogausim, tai susitiksim po atostogų. Atostogos nebus ilgos, savaitę laiko. Tai visiems reikia pailsėti, reikia ir mums pailsėti. Taip jau sukrito kortos, kad bus atostogos. Tai va, ieškokit, žiūrėkit, stebėkit, po kokias sumas automobiliai vaikšto ir svarbiausia kantrybės, o kitaip paprasčiausiai nebus. Tai jeigu norit automobilį iš Amerikos, 2 būdai pas mus, 2 būdai. Pirmas, rašot mum, kai pamatot gerą variantą, jeigu dar neparduota. Tai reiškia, pas mus sraute maišosi 2 tipų automobiliai, tai vieni, kuriuos mes siūlom ir kiti, kurie jau nupirkti klientų, mes vis tiek pasidalinam, kad jūs matytumėt, už kiek nusipirko, kokie automobiliai ėjo ir taip toliau. Ir jeigu norit ieškoti patys, parašykit, atsiųsim instrukciją. Labai paprasta ieškoti patiems. Svarbiausia, praleisti kažkiek laiko prie kompo ir prie telefono, paskrolint, pažiūrėti ir svarbiausia būti pirmam, kuris atsiųsit tą skelbimą. Ir jeigu jau esat pirmas, tai mes jūs iš karto informuosim ir galėsit nusipirkti automobilį. Tai va, stebėkit, laukit gerų kainų, visi dirbam kaip komanda, mes vežam, jūs ieškot ir viskas bus gerai. Pasiekit mus čia, matysit mūsų puslapį. Būtinai palaikinkit, pasubscribinkit YouTube'ai, jeigu kažkam įdomu apie automobilius, nusiųskit. Galbūt žmonės ieško mašinų, o galbūt tiesiog nori pasižiūrėti, kaip čia toje Amerikoje viskas atrodo mano akimis. Tai viską perteikiu savo akimis, kiek išeina, tiek papasakoju apie gyvenimą Amerikoje ir parodau, kad ir kiek išeina. Ne visada įdomu kažką parodyti, nes nieko nebūna kartais, tiesiog visą dieną pravažiuoji ir nieko nesimato. Nieko įdomaus tai yra. Jeigu norit kažką įdomaus, visada pražiūrėkit visus mūsų jau įkeltus video, tai tikrai rasit kažką, ko dar nebūsit matę. Tai va, tai šią savaitę užbaigiam ir pasimatysim po savaitės.